Dalia, antroje rungtynių pusėje vijotės, sukandė dantis atrodo, bet nedaug trūko. Ko pritrūko? Sprendimų priimtų, kaip protingo priimtų sprendimų, nes iš tikrųjų aš ir pati privėliau, man atsiprašau komandos už tai, bet tikrai kiekviena stengiamės ir kovojam, bet žinot, kai jau atsiranda tas nuovargis, kartais tu jau nebeturi tos tokios koncentracijos kaip pradžioj. Aišku, čia nepasiteisinimas, tai vat mes to ir siekiam, kad visose sunkiose rungtynėse išlaikyti tą tokį šaltą protą. Tai va to mums tikrai labai reikia, bet aš labai džiaugiuosi savo komandą. Aš džiaugiuosi, kad mes kovojom ir nedavam taip lengvai mūsų sutrypti. Tai va. Antroje rungtynių pusėje rungtynėvai tarsi sėkmingiau, daug efektyviau negu per pirmosius 2 ketvirčius. Ar jautėsi tas fiziškumas kitoks iš Europos taurės komandos, tau asmeniškai? Taip, žinoma, mes prieš tai žaidėm su komandom ten silpnesnėm tikrai, ta prasme, normaliom, bet čia kaip Eurokapo komanda vis tiek yra, jos turi daug varžybų, turi iš ko, kaip pasakyti, mokytis ir pačios gauna tą tokią stipresnę kovą ir jos pačios tai mums irgi rodo. Tai tikrai jautėsi tas fiziškumas žymiai stipresnis nei šiaip bet kur. Bet tokios varžybos ir augina tave kaip žaidėja, aš skaitau. Paieškokim pozityvų ir čia. Atrodo, kad galite žaisti kaip lygio su lygiom su Europos taurės komanda. Ko galima pasimokinti iš šitų rungtynių, tavo nuomonė? Tai aš jau pradžioj pasakiau, kad tų sprendimų priėmimo. Šiaip aš labiausiai džiaugiuosi, kad ir būna sunku, mes išliekame komandą ir visi stengiamės padaryti savo darbą. Taip kartais neišeina, taip kartais kažkas netaip sekasi, bet ką žinau, svarbiausia tas palaikymas ir ta komandinė dvasia, aš manau, nes mes nesam ta komanda, kur ten po vieną galėtume ir šiaip aš ir nenoriu tokioj komandai žaisti, kur kažkas individualiai, jeigu vienas nesužaidžia, tai tipo nieks nesužaidžia. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi, kad kiekviena turi ateiti į aikštelę su savo indėliu ir nebūtinai taškais, bet visais kitais dalykais prisidėti prie pergalės. Audrone, turėjote 10 taškų persvarą po 2 ketvirčių, bet varžovės grįžo rungtynės. Kas nepavyko antroje pusėje? Manau, nesusitvarkėm su gynyba. Šiaip nesakyčiau, kad visas varžybas nesusitvarkėm, bet ir jos pasivijo. Galim teikti, kad čia gal nuovargis po Eurokapo varžybų, bet mes esam profesionalės, taip negali būti ir tokių varžybų daugiau kaip ir nesinoris. Norisi kaip plus 10 ir pabėgti toliau. Apie teigiamus dalykus pakalbėkime. Tavo atkarpa, 2 perimti kamuoliai iš eilės, buvo tritaškis greitoje atakoje ir emocijos sprogo. Ką tau reiškia tos emocijos krepšinėje? Tai emocijos mane tikriausiai visą laiką ir veža į priekį, kodėl aš žaidžiu šitą krepšinį, kodėl man patinka jame būti ir kodėl dar esu jo nemetus. Tai patinka tos geros atkarpos, bet reikia suprasti, kad būna ir sunkių momentų, bet, kaip sakant, dėl tokių atkarpų mes ir gyvenam. Po traumos tavo 3 rungtynės dabar sugrįžus, kaip pati jautiesi fiziškai? Fiziškai dar tikrai nėra labai gerai, kad jaučiuosi, matosi iš mano greičio, kad nebeturiu to greičio, negaliu užtraukti ant greitų perdavimų, kur duoda komandos draugės, bet aš tikiuosi, kad tai pagerės, skausmai šiek tiek dings ir kaip sakant, nuo dabar tik tai toliau ir tikėtis, kad daugiau traumų nebebus.